Na, kadangi iliuzijos triukai yra demonstruojami visada žiūrovams, tai man iš tikrųjų labai reikia pagalbos. Galbūt neypatingos pagalbos, reikia tavo rankos. Širdies neprašau. Esu tradicinės orientacijos. Gerai, tvarkoj. Ištiesk savo ranką, aš ant jos padėsiu 4 kortas. Aš ne visą kaladę atsinešiu, tai yra 4 kortos, tiesiog tegul jos kol kas guli ant tavo rankos. Dabar pabandykime įsivaizduoti, nesvarbu kokios ten yra kortos, įsivaizduokime, kad ten yra 4 damos. Taip pat pabandykime įsivaizduoti, aš neliečiu ant tavo rankų gulinčių kortų, įsivaizduokime, kad iš tų 4 damų aš ištraukiau 2. Jos abi yra vienos spalvos. Okay. Pasirink, tai yra juodos ar tai yra raudonos damos? Raudonos. Raudonos. Ok. Vieną iš tų raudonų damų įsivaizduokime, kad aš apverčiau veidu į viršų ir vėl padėjau į šią mini kaladę. Vadinasi, iš 4 damų viena yra dabar apversta veidu į viršų, o kitos guli nugarėlėmis į viršų. Pasirink, kuri raudona dama yra apversta, ar čirvų, ar būgnų? Čirvų. Ok, aš nesiliečiau prie šitų kortų. Pabandykime pasižiūrėti, ar tau pavyko šis triukas, kadangi tu demonstravai, kortos buvo tavo rankose. Praskleidžiam. Haha. Visgi apsivertė būtent ta, kurią tu pasirinkai. Tai yra čirvų dama apversta veidu į viršų. Bet čia yra ne viskas. Aš sakiau įsivaizduoti, kad čia yra 4 damos. Iš tikrųjų, tai yra ne 4 damos, o yra 3 baltos kortos, ant kurių niekas nenupiešta. Taip. Ir viena vienintelė dama. Ir dar ne viskas. Reikalas tas, kad tos 3 kortos yra mėlynomis nugarėlėmis, o vienintelė tavo pasirinkta korta yra raudona nugarėlė. Bravo. Ar tai yra pirmas tavo demonstruotas triukas gyvenime? Sveikinu. Neblogai pavyko. Dar vienas nesudėtingas triukas, tai yra paprasčiausias tušinukas, gali paimti rankas, pasižiūrėti, nieko ypatingo. Nepririštas kur nors? Galima be abejo. Mėgas šiek tiek. Na. Ok, šitą tušinuką mes dedame ant stiklinės krašto. Dabar aš nesiliesdamas pabandysiu priversti šitą tušinuką nukristi nuo stiklinės. Vien tik tai savo vidinės energijos dėka. Bandom. Ar jaučiate energiją? Tai bandyk. Na, rytas nėra taip paprasta. Aš stumiu atgal. Gerai, dviese tikrai pavyks. Kaip Harryje Poteryje. Na ką, rytas man nelabai sekėsi. Jėgos. Nukrito. Aš sulaikiau. Jo. Tai tiek magijos šiam rytui. Kaip ir minėjau, tai yra pirmas kartas mano gyvenime, kada aš demonstravau radio eteryje triukus. Tai Arvydai, ačiū už demonstracijas ir iš tikrųjų aš prisimeniau vieną rusišką filmą, tik neprisimenu jo pavadinimo, kuris labai teisingai atspindi visą tai, ką tu darai, kad rusiškai sakoma yra lovkas struk į nikakova man, ar ne? Rankų miklumas ir absoliučiai jokios apgaulės. Tai ačiū tau, kad buvai. Gerų, smagių triukų ir džiugink publiką. Dėkuoju už malonų pokalbį. Magija yra nuostabu, iš tikrųjų. Dėkuoju už malonų pokalbį. Iki.